Ar susimastėte, kodėl vieni žmonės yra sėkmingesni už kitus? Kodėl vienų žmonių statusas visuomeniai galbūt ne visada pelnytai, bet yra kažkaip nepagrįstai aukštesnis? Kodėl vieni žmonės traukia jūs kaip magnetai, kai tuo tarpu kiti atstumia? Kas visą tai įtakoja? Kodėl viskas taip vyksta? Ir ką jūs galite padaryti, kad patys tapti tais magnetais, patys tapti tais sėkmingais žmonėmis, kurie daro įtaką, kurie keičia pasaulį? Aš Paulius Zavelovas ir šiandien mes pabandysime su jumis pasinerti į unikalų ir labai įdomų emocinio intelekto pasaulį. Nes būtent emocinis intelektas yra savybė, kuri leidžia ir suteikia jums labai daug privalumų, būtent tiek asmenybės augimui, tiek ir socialiniai aplinkoje. Šiandien mes pabandysime išsiaiškinti, kas yra tas emocinis intelektas, ką jisai duoda mums naudingo ir kaip mes jį galime pritaikyti praktikoje. Mes pabandysime paanalizuoti ir pasišnekėti apie emocinės kompetencijas, įgūdžius, kurie reikalingi vystyti emocinį intelektą. Ir mes, aišku, būtinai pakalbėsime apie pačias emocijas. Taigi, kas yra emocinis intelektas? Aš nevarginsiu jūsų moksliniais apibrėžimais ar mokslininkų, kurie padarė didžiulę įtaką ir įdirbį šioje srityje. Aš pabandysiu pažvelgti į emocinį intelektą per elementarumo prizmę. Kalbant apie emocinį intelektą, iš karto pirmas dalykas, kuris šauna į galvą, tai yra protingos emocijos. Emocijos gali būti protingos. Tai nereiškia, kad jos gyvena savo gyvenimą, kad jų negalima keisti ar įtakoti. Tai reiškia, kad emocijos skatina mus augti. Tai yra svarbiausia. Emocinis intelektas yra, iš apibrėžimo aišku, kad tai yra intelekto rūšis. Intelekto rūšių yra bent 3. Tai yra būtent protinis intelektas, taip vadinamas IQ, yra dvasinis intelektas, taip vadinamas SQ arba spiritual quotient, ir emocinis intelektas. Ir kaip ir kiekvienas intelektas, jisai labai laisvai gali būti vystomas ir tobulinamas. Emocinis intelektas yra gyvenimo kokybės ir jūsų pasiekimų gyvenime rodiklis. Tai yra, kiek jūs emociškai būsite intelektualūs, tiek, sakykime, didesnį pasisekimą gyvenime turėsite. Ir aišku, jūsų gyvenimo kokybė, patikėkit manim, tikrai labai stipriai pagerės. Kadangi mes visi gyvename visuomeniai, mes esame žmonės, kurie komunikuoja, kurie bendrauja. Emocinis intelektas yra labai reikšmingas būtent ekologiškų, sveikų, produktyvių, tarp asmenybinių santykių pagrindas. Ir, aišku, kadangi santykiuose žmonės vienas kitą įtakoja, tai būtent emocinio intelekto pagalba jūs šiokią tokią įtakos laipsnį būtinai turėsite. Ir aišku, kaip ir bet koks kitas intelektas, tai yra asmenybės augimo įrankis. Asmenybei būtina augti. Žmogus yra padaras, kuriam reikia kilti vis aukščiau. Todėl naudodami emocinio intelekto vystymą ir praktikuodami savo emocijų suvokimą, savo asmenybės galų gale įvertinimą, jūs pasieksite būtent tokių rezultatų, kokių esate užsibrėžę. Praktiškai emocinis intelektas
tiesiogiai įtakoja jūsų socialinį statusą. Tai yra nesvarbu, kiek jūs protingas, nesvarbu, kiek jūs turtingas, svarbu, kaip jūs bendraujate, kiek jūs esate emocionaliai intelektualus ir kaip jūs sugebate bendrauti su kitais žmonėmis. Todėl, kad intelektas, protas iš tikrųjų neturi jokios įtakos jūsų, turi nedidelę įtaką jūsų socialiniai aplinkoje, jūsų socialiniam statuse. Jeigu jums tenka dirbti komandoje, emocinis intelektas yra įrankis, kuris labai stipriai padidina komandos efektyvumą. Nes emocinis intelektas ir sugebėjimas jausti, sugebėjimas suprasti savo emocijas ir kitų žmonių emocijas iš karto atmeta ir pašalina bet kokį konkurencijos pojūtį. Tai yra bendro tikslo siekimas tampa komandos tikslu ir tai iš karto padidina labai stipriai jos efektyvumą. Emocinis intelektas taip pat gyvenime labai padeda spręsti konfliktus ir visas kitas problemas. Todėl, kad valdydami savo emocijas, jūs įgaunate didesnį pranašumą. Todėl, kad valdydami emocijas, jūs kontroliuojate situacijas. Todėl, kad valdydami emocijas, jūs įtakojate kitus žmonės. Ir tai, visa tai labai pakeičia požiūrį į pasaulį, požiūrį į kitus žmonės, požiūrį į visuomenę. Sveiką požiūrį iš tikrųjų. Ir emocinis intelektas, galima sakyti, yra tas raktinis sugebėjimas, kuris labai stipriai padidina gyvenimo kokybę. Tai nėra vien tik tai elementarus ignoravimas kažkoks tai, ar kažko tai nematymas. Ne. Pasaulis yra pilnas galimybių. Pasaulis yra kupinas naujovių, naujų pažinčių, žmonių, kurie, jeigu su jais elgtis emociškai, intelektualiai, gali jums padėti pasiekti tokių aukštumų, kurių galbūt jūs net neįsivaizdavote. Ir žinoma, jeigu jūs vystysite emocinį intelektą, jeigu jūs stengsite suvokti tai, ką jaučiate, jeigu stengsitės pakeisti kitus žmonės, pakeisti tai neradikaliai, o tiesiog sugebėsite įtakoti kitų žmonių jausmus, jūs pakeisite aplinką. Visų pirma savo ir, aišku, kartu kitų žmonių. Tai kogi reikia vis dėlto tam, kad vystyti savo emocinį intelektą? Iš principo labai nedaug, taip jeigu pagalvojus. Užtenka vystyti asmeninės kai kurias kompetencijas ir socialinės kompetencijas. Kas liečia asmeninės kompetencijas, yra bene svarbiausias ir pagrindinis dalykas yra suvokti save. Tai yra suvokti tai, ką jūs jaučiate. Be savęs suvokimo reikia vystyti teisingą ir efektyvų savęs vertinimą. Reikia save vertinti, reikia save mylėti ir reikia pasitikėti savimi. Tai yra pagrindinis dalykas dirbant su savimi emocinio intelekto srityje. Sekantis dalykas, kas yra labai svarbu asmenybė, yra savireguliacija. Kontroliuoti save mus moko jau nuo mokyklos laikų. Todėl vystant emocinį intelektą yra labai svarbu kontroliuoti save, reguliuoti save. Reikia dažnai savęs paklausti vis dėlto, kaip aš jaučiuosi. Ar viskas yra gerai? Ar ta aplinka, kuri supa mane, jinai mane tenkina? Ir jeigu ne, kodėl? Ką aš turėčiau daryti? Reikia būti sąžiningam. Sąžiningam visų pirma pačiam savo. Ir jokių būdų
nereikia savęs forsuoti kažko keisti, nereikia savęs prievartauti. Tai turėtų būti nuoširdus savireguliacijos procesas, kuris vėliau turėtų išsivystyti į instinktą ir galbūt pradėsite vėliau save reguliuoti jau net nesuvokiant, nesąmoningai. Ir savireguliacijai dar vienas labai svarbus niuansas yra inovatyvumas. Būkite išradingi, neapsiribokit kažkokiais tai standartiniais modeliais. Neapsiribokite vien tik tai tuo, ką jūs išgirdote ar sužinojote. Dirbkite su savim, ieškokit naujų būdų, naujų kelių, kaip palengvinti savireguliaciją, kaip padaryti save efektyviu žmogumi. Žinoma, jeigu nėra motyvacijos, apie kokias asmeninės kompetencijas mes galim kalbėti. Todėl dar vienas labai svarbus asmeninių kompetencijų niuansas yra motyvacija. Na, kas jūs motyvuoja, yra individualu. Ne? Kiekvieną žmogų motyvuoja vis skirtingi dalykai. Tačiau orientacija į pasiekimus, tų pasiekimų pripažinimas, galų gale įvertinimas savęs už tuos pasiekimus yra labai svarbus motyvacijos aspektu. Svarbu yra laikytis įsipareigojimų. Tai yra, jeigu jūs nusprendėte, kad vystysitės kaip asmenybė, kad auksite ir vystysite savo emocinį intelektą, yra labai svarbu būtent įsipareigoti savo ir tai vykdyti nuoširdžiai. Na, prasme, apgaudinėti savęs nėra prasmės, ar ne? Arba darot, arba ne. Bet jeigu darot, darykite tai nuoširdžiai. Darykite tai iš širdies, nes tai darote savo. Svarbu būti iniciatyviam, svarbu būti optimistiškam, nes jeigu jūs pasaulį matysite pilkomis arba, sakykime, tamsiomis spalvomis, toli nenuvažiuosime, ne? Reikia tikėtis ir siekti tik tai pačio geriausio rezultato savo, visų pirma savo. Nes natūralu, jeigu jums bus viskas gerai, aišku, ir pasaulis jūs taip pat interpretuos. Jeigu jūs save gerbsite, gerbs jūs ir kiti. Tokie dėsniai. Ir aišku, gyvenime mes kiekvieną dieną susidurėme su stresais. Na, mes jų neišvengsime. Gyvenam visuomeniai, bendraujam su žmonėmis. Na, ne visada, sakykime, tie žmonės sukelia mums teigiamas emocijas. Ne visada aplinka yra palanki mums. Ne? Ji kartais sukelia mums didžiulį stresą, kartais tiesiog spaudžia mus. Ir tai yra natūralu, to nereikia bijoti, niekada nereikia streso vengti. Reikia jį pripažinti. Reikia priimti stresą kaip natūralią savo gyvenimo dalį. Bet ką jūs galite padaryti, tai jūs galite stresą valdyti. Valdyti stresą tai nereiškia, kad turite pult medituoti kiekvieną kartą, kai jums kažkas yra blogai. Bet streso valdymas yra įgūdis, kurį reikia vystyti individualiai, palaipsniui. Raskite priemonės ir būdus streso valdymui, kurie jums tinka. Galbūt tai yra kavos puodelis. Galbūt tai yra pasivaikščiojimas gryname ore. O galbūt tai yra kaip tik kažkokios tai muzikos klausimas, ar ne, ar fizinis darbas. Valdyti stresą yra taip pat svarbu, kaip ir save reguliuoti. Būtent streso valdymas yra lygiai tiek pat svarbus kaip ir savireguliacija. Todėl vystant asmeninės kompetencijas, būtent emociniam intelektui, jūs automatiškai augate kaip asmenybė. Iš patirties galiu pasakyti, kad vystant šitas asmeninės kompetencijas, jūs labai daug naujo sužinosite apie save. Labai daug atrasite savyje resursų, kurių anksčiau net neįtarėte, kad turite. Bet
emocinis intelektas tai ne vien tik tai darbas su savim. Tai yra darbas ir su kitais. Na, o kalbant apie kitus, aišku, kalbam apie visuomenę. Todėl sekanti didžiulė kompetencijų grupė yra būtent socialinė kompetencija, kurią reikia vystyti. Socialiniai kompetencijai yra svarbus tokie 3 niuansai. Visų pirma, tai yra empatija. Kalbant apie žmogų visuomenėje, yra labai svarbu mokėti suprasti, kaip jaučiasi kitas žmogus. Ta prasme, jeigu asmeninės kompetencijos yra sutelktos į asmenybės augimą, į savęs pažinimą, tai socialinės kompetencijos yra sutelktos būtent į kitų pažinimą, į darbą su kitais žmonėmis. Ir yra labai svarbu suprasti, arba bent jau, bandyti suprasti, ką jaučia kitas žmogus. Suvokdami ir suprasdami, ką jaučia kiti, jūs norom, nenorom, bet jūs darysite tam tikrą įtaką tiem žmonėm. Jeigu jūs parodysite tas emocijas, kurias jūs norite matyti kitose žmonėse, jeigu jūs parodysite, kad suprantate kitą žmogų, jūs įgausite labai didelį to žmogaus pasitikėjimą ir iš tikrųjų pakeisite jo gyvenimą. Na, gal minimaliai, gal kažkiek tai, bet tai jau yra pasiekimas, tai jau yra kažkas. Ir už tai save reikia taip pat vertinti labai stipriai. Norint būti empatišku, reikia pabandyti suvokti vis dėlto, kokia yra kito žmogaus gyvenimo politika. Kokie faktoriai, kokie aplinkos faktoriai įtakoja to žmogaus emocijas būtent šiuo metu, tuo metu, kai jūs kalbatės. Svarbu yra suvokti, kad principai, kuriais gyvenate jūs, nebūtinai tinka kitiem. Ir žinoma, kadangi mes esame visuomenės dalis, yra labai svarbu suvokti, jog ta visuomenės dalis, kuria jūs save laikote, yra lygiavertė. Jis yra ne aukštesnė, ne žemesnė, jis yra lygiavertė su visom kitom socialinės aplinkos dalimis. Tai yra, nereikia savęs kelt labai aukštai, nereikia savęs labai nuvertinti, reikia į visus žiūrėti taip, kaip jūs žiūrite į save. Ir tai yra vienas iš, tokių sunkiausiai gyvendinamų, ko gero, ir sunkiausiai vystomų kompetencijų. Kaip kam, aišku. Ir žinoma, kalbant apie socialinės kompetencijas, dar viena labai didelė jų rūšis yra socialiniai įgūdžiai. Socialinių įgūdžių moko mus praktiškai nuo mokyklos, nuo darželio laikų. Ne? Tai yra būtent kaip teisingai bendrauti, kaip daryti įtaką kitiems žmonėms, tai yra kaip juos įtikinti dėl kažko tai. Kaip valdyti konfliktus, kaip elgtis konfliktinėse situacijose. Mus moko lyderystės, tai yra kaip vesti kitus žmonės. Kaip statyti santykius ekologiškus, konstruktyvius, efektyvius santykius. Kaip spręsti problemas, kaip bendradarbiauti efektyviai, kad pasiekti bendrų naudų. Visos šitos socialinės kompetencijos formuoja mūsų elgesio modelį. Tai yra parodo, kaip mes visuomenėje atrodome, koks mūsų statusas yra. Todėl vystant asmeninės kompetencijas, labai svarbu vystyti lygiagrečiai ir socialinės kompetencijas. Kalbant apie emocijas, yra svarbu suprasti, kas jos yra. Kas yra
konkreti emocija? Ką duoda viena ar kita emocija mums kaip asmenybei? Ir, jeigu sugrupuoti visas pagrindinės emocijas, jas galima suskirstyti į 4 prototipus, kurie gali būti išdėstyti pagal ekologiją ir pagal efektyvumą. Ekologija yra, kiek tas prototipas mūsų asmenybei yra malonus, naudingas ir, sakykime, patrauklus. Ne? O efektyvumas yra, kiek tas prototipas suteikia mums polėkio augti kaip asmenybei, mokytis ir tobulėti. Kaip matome, vienas destruktyviausių prototipų ir emocijų grupių yra būtent depresija ir susvetimėjimas. Kada mes visiškai atsiribojame nuo kitų, galvodami, kad, taip mums yra patogiau, mes iš karto save izoliuojam nuo visuomenės, kas vėliau gali privesti prie pakankamai destruktyvių pasekmių. Depresija ir susvetimėjimas mūsų nieko visiškai nemoko. Ir yra visiškai nemalonus jausmas, todėl jisai yra būtent pats pirmas. Jeigu palyginti kontrastui su vidinė ramybė ir meilė, kuri yra pats efektyviausias emocijų prototipas, matome labai ryškų skirtumą. Vidinė ramybė ir meilė yra labai ekologiška mūsų asmenybei. Tai yra labai malonus jausmas, labai pozityvus. Ir taip pat, būtent vidinės ramybės būsenai, mes galime augti ir tobulėti, mokytis kažko tai naujo. Visiškai neekologiškas asmenybės atžvilgių prototipas yra nepasitenkinimas arba nemalonumas. Bet tuo tarpu jisai mus skatina ieškoti kažkokių naujovių, ieškoti išeičių, analizuoti, kodėl, kas, kaip. Būtent skatina mus augti. Kai tuo tarpu malonumas arba pasitenkinimas yra tiesiog labai malonus jausmas, bet visiškai neefektyvus. Mes tiesiog mėgaujamės, ar ne? Bet visiškai neaugame. Taigi, šie emocijų prototipai susideda iš pačių pagrindinių emocijų. Pačios pagrindinės emocijos, matote lentelę, kiekviena turi savo priešingą emociją. Tai yra, jeigu yra baimė, tai priešinga emocija yra entuziazmas. Jeigu jaučiame pyktį, tai natūraliai priešinga emocija yra dėkingumas. Ir kaip galima tai panaudoti praktikoje? Sakykime, jeigu jūs matote, kad žmogus pyksta, o jūs paprasčiausiai tiesiog padėkokit jam. Parodykit jam priešingą emociją, parodykit, ką jisai praranda, jausdamas būtent kažkokią tai negatyvią emociją. Tiesiog pasibandykit ir pasižiūrėkit, prie ko tai prives. Vėlesniuose seminaruose mes šitas pagrindinių emocijų poras, kiekvieną iš šių emocijų individualiai nagrinėsime 5 aspektais. Būtent, kas yra ta emocija? Koks yra tos emocijos apibrėžimas? Taip atrodo, mes visi labai puikiai žinom, kas yra pyktis, kas yra meilė ir taip toliau ir panašiai. Bet, jeigu paprašytų jūsų kažkas tai pateikti apibrėžimą emocijos, ar jūs sugebėtumėte tai padaryti? Iš patirties galiu pasakyti, kad aš, pavyzdžiui, to nesugebėjau padaryti. Todėl pateikus vien tik tai emocijos apibrėžimą, interpretacija, kitaip tariant, jau tai atveria pakankamai
daug galimybių ir, sakykime, nustebina asmenybės augimui. Tai yra, vien tik tai žinodami, ką ta emocija reiškia, jau susidaro tam tikras įspūdis ir tam tikras, netgi, sakyčiau, stereotipas apie konkrečią emociją. Vėliau yra labai svarbu žinoti, kokius efektyvius jausmus ta emocija sukelia. Kiekviena emocija skatina mus imtis kažkokių tai veiksmų. Ir yra labai svarbu žinoti, kokių veiksmų iš mūsų reikalauja viena ar kita emocija. Ne ką mažiau svarbus aspektas yra, kokią naudą mes gausime, jeigu mes neatmesime tos emocijos, jeigu mes ją pripažinsime. Sakykime, jeigu aš jaučiu pyktį, nereikia savęs apgaudinėti ir pasakyti, taip, aš pykstu. Ir pripažindami savo emocijas ir žinodami, kokią naudą jūs galite gauti iš tos emocijos, jūs natūraliai pradėsite žiūrėti į save, į savo pojūčius visiškai kitaip. Jūs nebijosite jausti neigiamų emocijų. Jūs stengsitės jausti kaip įmanoma daugiau ir teigiamų emocijų ir auksite kartu su tom emocijom. Tai yra pasaka, tai yra tiesiog natūralus asmenybės augimo procesas. Žinoma, yra grėsmės, jeigu jūs atmesite emocijas, jeigu jūs nepripažinsite, kad jūs liūdite arba vengsite kažkokių tai emocijų. Tai daugiausia, aišku, teigiamos emocijos, nes teigiamų emocijų natūraliai niekas nevengia. Tai būtent tos neigiamos emocijos ir netgi teigiamų emocijų vengimas sukelia labai didelės pasekmes žmogui, asmenybei. Pasekmes daugiau psichologinės. Ir jeigu jūs ilgą laiką ignoruosite ar nepripažinsite kažkokios emocijos, yra didelė tikimybė, kad ateityje tai išaugs į labai nemažas problemas. Ir žinoma, kiekviena emocija yra dar vienas akmenukas į tą mūsų labai didelį kibiriuką, kuris vadinamas asmenybės augimu. Tai yra, ką kiekviena emocija skatina mus pažinti. Kaip jinai gali prisidėti prie mūsų asmenybės augimo. Ir būtent kiekvieną emociją susipažinę su kiekviena emocija šiais 5 aspektais, aš beveik 100% garantuoju, kad jūs pradėsite kitaip žiūrėti į save, kitaip žiūrėti į gyvenimą ir kitaip žiūrėti į jausmus, kurie, žinoma, mums kaip žmonėms yra patys svarbiausi dalykai. Taigi, rezumuojant, galima pasakyti, kad emocinis intelektas yra socialinės, būtent visuomenės atžvilgių, ir asmenybinės sėkmės faktorius. Tai yra, kiek žmogus yra sėkmingas, nulemia būtent emocinis intelektas. Kad emocinį intelektą vystyti reikalingos 2 pagrindinės kompetencijų rūšis. Tai yra socialinės kompetencijos ir asmeninės kompetencijos. Kokios yra, jūs prisimenate berods. Susipažinote taip pat su 4 pagrindinių emocijų prototipais ir dabar jūs labai puikiai žinote, kad emocijos gali būti tiek destruktyvios, tiek ir konstruktyvios, priklausomai nuo to, kaip jūs į jas žiūrėsite. Ir susipažinome su emocijų poromis, iš kurių kiekvieną emociją mes nagrinėsime vėlesniuose seminaruose ir pamatysime konkrečiai, kaip veikia mus kaip asmenybė konkreti kažkokia emocija ir ką mes galime gauti iš jos, jeigu mes ją pripažinsime ir kokią grėsmę kelia, jeigu mes tiesiog ją ignoruosime. Kągi, mūsų kelionę norėčiau pabaigti prisistatymu apie save. Galbūt šiek tiek pavėluotai, bet visgi. Aš pagal specialybę esu informacinių technologijų ekspertas. Atrodo, ką bendro tai turi su emociniu intelektu ir kitomis socialinėmis
sferomis. Prieš gerus 10 metų aš atradau save būtent socialinės psichologijos srityje. Ir užsikrėčiau saviugdą. Saviugda ir asmenybės augimas yra, mano manimu, pats svarbiausias dalykas. Todėl jau 10 metų aš renku informaciją ir ruošiu seminarus įvairiomis socialinės psichologijos temomis. Esu įkūręs socialinės saviugdos klubą ir esu jo idėjinis lyderis. Ačiū Jums uždėmesį ir laukiu kitų malonių susitikimų seminaruose.